rytas. Galvojau, čia miegosiu iki kokių 11, bet atsikėliau 8, nors ir 3 tik nuėjau miegoti. Bet tai nėra blogai, nes pagrindinis šiandien visas maratonas šokio prasideda apie 3:30 popiet, o aš kaip tik norėjau nuvažiuoti pažiūrėti vieną mašinytę. Tai laiko turiu ir dar reikia padaryti šūdų servisą, reikia dujas įpilt, kuro įpilt, vandenį išpilt, reikalai. O miegojau aš, va. Čia yra tas viešbutanas. Čia biški gamtos. Neypatingai gražu, bet saugu. Tai pažiūrėjau dar vakar tą video, kur sumontavau, kurį jau jūs matėt. Ir, blemba toks, net ir man patiko. Aišku, save girt. Kasgi pagirs. Bet prikoliniai. Tai stengsimės, kad būtų irgi lygiai taip pat faina arba dar fainiau. Tai neatsijunkit, bus įdomiau, važiuojam. Gerai, ką aš čia turiu pusryčiam? Bomšpakiai, arbata, tūnas, sausainiai. Okay. Pupos ir šunų skaniestai. Ir čia dar alaus nuo senų laikų. Neblogai, bet kadangi esu didžiulis tinginys ir gaminti nenoriu, buvo čia Grikija, čia nėra ką gaminti, tingiu net traukt. Reikia nueiti į viešbutį, susitvarkyti su mokėjimu už parkingą ir užklausti, kiek kainuoja ten pusryčiai. Gal pašers. O visą šitą tegul juodai dienai lieka. Ok. Taip, čia šitas čekiukas, kurį reikia aprūvinti. Bet iš pradžių varau dėl pusryčių. O, basikas. Gal paleis ant vakaro, galima bus paplaukiot. Būtų su rankom, būtų nebloga. Hey, is it possible to take a breakfast if I'm not living here? Yes. How much does it cost? 90 for one adult. It's about 20 euros, yes? About euros. Okay, let it be. 20 eurų. Čia daug. Bet vieną kartą pabandysiu, po to jau nebandysiu. Jau reikės prisėsti normaliai. So just going inside, showing the... Yes. Perfect. Thank you so much. Appreciate it. See you later. Iš tikrųjų daug, bet vieną kartą reikia pabandyti, rytoj jau neįs, rytoj jau savo bomšpakės valgysiu. Kadangi valgau tik 2 kartus dienoj ir poilsiauju, tai o ko ne? Orangė. Kokiu 5 centų vertinu, taip. Liko užvalgyti už 19,50. Falafelį jau paragavau, tai skanus tikrai. Tirpsta burnoj. Labai patinka. Sakyčiau, ant kokių 2 eurų pavalgiau. Liko dar 18, bet nepatempsiu aš tiek. Paimsiu grybukų. 3. Ir paimsiu gal sasiskų. Vieną sasiską tokią, kitą tokią, bet sasiskų tai aš nelabai. Nebaisiai čia kovi. Paimsiu dar falafelį. Kadangi sumokėta čia 20 eurų, apvalgiau šitą reistiką ant kokių 6, tai reikia ir kavos, nors ir turiu tradiciją gerti visą laiką kavą Circle K, nes ten skani, bet čia jau gersim šitą ir jau Circle K negersim. Bet kažkokia biški pizdauskas. Gerai. Saldumynų ne. Ir čia nieko įdomaus nėra. Nors šitas tai mane vilioja. Ok. Kava neverta net 50 centų.
šūdas. Toj eisiu mokėti už parkingą, užklausiu, kiek čia vienvietis numeris kainuoja parai. Įdomu, taupau ar ne. Nes 20 parkingas, 20 paėst, jau kiam. Įdomu, kiek kainuoja. Taip, reikia susimokėti už parkingą ir pasidėrėti noriu, gal nuolaidą padarysiu. Hello? I would like to ask, how much does it cost one person per night apartments? In local currency it will be 722, but in euro it's approximately 170. It is for one person. Yeah. And if not today, but just a regular day? Just regularly it's around 80. 80 euros per person per night. Okay, I would like to pay for the parking. I have no room number. Okay. I'm using parking, but you can make a discount because I taken a breakfast. It will be 50. Normally it's 80. Perfect. If it not works, I will come back and show you. Thank you so much, appreciate it. Bye bye, see you later. Gera matematika. Girdėjot patys, kad šiom dienom, kadangi festikas, tai vienam žmogui kainuoja 170 eurų numeris vienai nakčiai. Tai aš sumokėjau 20 už pusryčius ir išverkiau nuolaidą už parkingą. Tai galvoju padarys 80, nes buvo parašyta vakar, kad 100 zlotų. Tai yra, ne svečiams, o jinai man padarė PEM. Tai galima grįžti ir rytoj pavalgyti pusryčius vėl. Taigi esu patenkintas ir galima judėti priekį, nes turiu tik tai 15 minučių, kad išvažiuoti. Ir tikrai čia grįšiu, o mes važiuojam gyventi gyvenimą. Kol aš čia važiuoju, papasakosiu, kokią mašiną noriu pažiūrėti. Tai yra toks automobilis Renault 5 e-Tech, tai yra 24 ar 25 metų naujiena ir 100 metų automobilių, man atrodo, pasaulyje. Žiauriai cool mašina, aš su ją važinėjau, bet jos kaina yra gan didelė. Bomž komplektacija ten visiškai tuščia, su mediniu vairu vos ne 26 kažkur tūkstančiai, o visiškai pilnos komplektacijos 35. Prieš kurį laiką radau Lenkijoje variantą ir prašė už jį 21 000. Ir tai yra pilniausias komplektacijos automobilis su 6000 km rida. Susitikėjau su pardavėjais, jie pasakė, kad mašina buvo apvogta, pirkom ją tokią, sudėjom kompus ir dabar pardavinėjom. Tipo, garantija galioja, viskas. Paėmiau kevalų numerius, susisikiau su Renault atstovais, paaiškėjo, kad ten kažkaip keistai, lygtais ir negalioja garantija, kodėl jie nežino, nes ten reikia turėti mašiną, jungtis online ir dar matysis. Tai vienu žodžiu toks keblumas yra. Pasakiau tai lenkam, jie pertikrino dar kartą, normalų žmonės lygtais pagal kalbą. Važiuoju pažiūrėti. Manau, kad nepirksiu, bet laiko turiu ir žiauriai įdomu, kaip ten viskas vyksta. Tai liko nedaug, greitai busim vietoj. Kol nedavažiavau iki vietos, reikia servisus, gal visus padaryti vavišiai tulikai. Labai gerai, ir šūdo, ir vandens, visko padarysim, bet prieš tai gal reikia pašikti. Gerai. Dabar reikia pažiūrėti, kaip ten viskas plaunama ir ar yra vandens, kaip pripilt. Tuliukus kaip praplaut yra, o ten vandens padavimas. Pažiūrėsim, ar jisai veikia. Mes gyvenam puikiai. Ko daugiau reikia? Tai to viską parodysiu. Trumpai šūdų nerodysiu, aišku, bet toliko kasetė, išpilama, plaunama, pilkas vanduo išpilamas ir įpilamas švarus. Realiai servisas užtrunka apie 10 minučių visą laiką. Ir tikrai švaru, gražu ir be jokių ten niuansų. Ne kartą, aišku, rodyta, bet dar kartą parodysiu. Viskas easy. Ištraukiam parašą. Jis yra netgi su ratukais, galima vežtis kaip lagaminą. Tai ir darysiu dabar. Tai vežamės. Kasetę išpilu dar kartą į tuliką. Šiaip 3 kartus paskalauju.
Ir reikia apie 100 ml vandens dapilt, kad po to su chemija sureaguotų. Ir viskas. Excuse me? Там есть на подборку кран. Прошу пана там. А я уже все. В следующий раз. Bet тут все очень чисто. No problem. Tai va, įpyliau chemijos, įstačiau kasetę. Tai kas klaidingai galvoja, kad kempiravimas yra kapstymas šūduose, tikrai taip nėra. Viskas easy peasy. Tai šūdam, reikėjo 5 minučių, judam toliau pripilt vandenuko. Išpilu pilką vandenį. Va, kol jisai bėga, pripilsiu vandens į bakus. Taip, Captain, we have a problem. Netinka. Netgi geresnį opciją sugalvoju, va. Prisiglaudžiu ir tiesiog palaikysiu, labai greitai įsipila. Nu, ne совсем. Izolkę visą laiką išgelbsti. Karoči, tuliko plovimas užtruko mažiau nei vandens įpilimas. Bet ką daryti? Nu ir... It works or not? Jūsų statymai. Aš manau, kad dirbs. Nedirba. Okei. Ura! Pilnas. Nu, pabodo biškį. Matot, ne taip viskas sklandžiai, bet realiai nieko ten baisaus ir sudėtingo nėra. Tai su visom izolkiam 20 minučių ir priklausomai to, kiek jūs šįkart ir prausitės, jūs galite čia išgyventi autonomiškai 2-3 dienos. Ir po to vėl 20 minučių. Vietų pilna, kur servisus daryti. Ir tai tikrai nesidaro jokių problemų. Judam toliau. Thank you very much. Pagaliau atvažiavau, einam žiūrėti mašiniuko. Nu, čia tokia ne salonas, čia puskilė tokia. Parodysiu jums mašiną. Stipriai nesigilinsim gal į ją, bet papasakosiu šį beitą. Tai varom susipažinti su pardavėjais. Taip, pranuškės tai aš nematau, bet kaip suprantu, čia yra automobilio ekspozicija pardavimui. Okei. Čia kotletukai. Nu, tikiuosi, tas nebuvo kotletukas. Dar vienas įdomus variantas yra, man labai patinka Meganas elektrinis. Jisai 220 arklių priekiu varomas ir labai jį gyrė su didelė batarkė. Nu, bet mano tikslas šiandien ne Meganas. Jo, jie varo čia mašinas iš Prancūzijos, paremontuoja ir pardavinėja, bet kaip nekeista, reitingas 5. Tai ko gero gal sąžiningi. Kalba tai gražiai telefonu. Pasakė į ofisą užeit. Ofisas. O, čia. Nu, ofise nieko nėra. Nu, palauksim. Okei. O, va, jinai ir atvažiavo. Nu, einam. Va, toks automobilis, dėl ko aš čia atvažiavau. Simpodnas, ne? Davė raktelį, sakė, žiūrėk, nu tai ir žiūrėkim. Žiūrėkit, ką bagažnikė radau. Atidarom. O čia alutis. Patinka. Kas yra biški blogai, jau matau, 6108 km. Kodėl tai blogai, papasakosiu biški vėliau, bet jo čia tas, kas jau minusas. Ir kas šitos yra nuškėse prikoliniai, kad jos yra pagamintos multimedia ant Google bazės ir ta Google yra supportas 10 metų nemokamas. Ir jisai atsiliepimai, kad labai tikrai gerai dirba ir greitai. O tai tikrai tiesa, nes, pavyzdžiui, Volkswagen turi žiauriai didelės problemos su multimedia. O Ranuškės sako, neturi. Ir aš jau irgi pastebėjau anksčiau važinės, kad tikrai gerai ten viskas. Na ką, baigėme susitikimą su šitais fainais žmonėmis. Tikrai atsiliepimai nemelavo. 10 balų. Mano viltis buvo, kad mašinos rida bus iki 6000 km ir
iki 6 mėnesių amžiaus. Taip ir buvo parašyta skelbime dėl ridos. Tai aš norėjau vietą išsiaiškinti. Bet rida yra 6100. Čia gal netokia didelė problema, galėčiau pirkti, parašyti 5,5 ir kad važiavau iki Lietuvos. Bet jai yra 7 mėnesiai ir 11 dienų. Kodėl tai yra man svarbu? Dėl to, kad Lietuvoje pagal įstatymą, jeigu mašina iki 6 mėnesių 6000 ridos skaitosi nauja ir tu gali gauti valstybės kompensaciją 5000 eurų kaip fizinis asmuo. Užsimerkčiau ant to, kad yra niuansų su garantija ir bandyčiau ten pareiti ekspertizę tos baterijos ir atstatyti ją, nes ten yra klausimų, dėl to ir kaina tokia. Nu, bet nesueina man matematika, neprakur, tai gerai, kad buvau netoli, pažiūrėjau, įvertinau, nusiraminau ir gyvenam toliau. Judam į antrą dienos dalį, grįžtam į Varšuvą ir einam šokti. Neatsijunkit, bus įdomiau. Aš nesuprantu, užbartas ratas. Pili kūrą, važiuoji, užsidega lemputė, vėl pili kūrą. Ir taip pastoviai. Babkės. Reikia pirkti elektromobilius. Tada nereikės pilti kūrą. Ai. 437 zlotai, nu kosmonautika. Įdomu, kiek eurais? 90 eurų kokio jo. Aha. Nu, dežaviu. Biški kitoj vietoj tik pastačiau mašinytę, išėmiau bilietą ir rytoj bandysiu vėl dėrėtis, kad pigiau man padarytų tą parkingą. O dabar reikia nueiti tas pamokas, kurios jau prasidėjo prieš 2 valandas. Vėlai biški grįžau, bet manau, kad dar ne viską praradau. Ah, 5, 6, 7, y dame, y 5, y 70, algo moderno, vamos, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 1, 3, y 5, 6, 7, y 1, y 5, 6, 7, y 1, dame, 6, 7. No puede estar un minuto sin pensar. Sé usted con tan solo una mirada. Kas ten per piu. Pusė 8. Nu, matyt, kaip mes ten šokam. Dabar yra 3 laisvos valandas iki vakarėlio pradžios. Tai einu dabar paliksiu daiktus ir pistote varysiu ir labai fainą restiką. Užeisim ką nors, aš ir mano ego, ir grįšim atgal ir varysim vakarėlį. Neatsijunkit. Nu, man atrodo, taip geriau nei po lapais, biški gal saugiau, daugiau kamerų ir nekrenta šitie raudoni šūdai, nes šiandien taip ir visų nenuplojau. Va, kiek jau. Oi, patinka. O kas labiausiai patinka, va šitas 24H. Ir pakistanskas restikas. Gal reikia rytoj čia užžeiti. Smagu. Čia užžeisiu, po to į šitą pardę dovanėlį kokio nupirksiu. Pakistanietiškų. Mano tikslas šiandieną tai šitas. Pera Grill and Bar. Labai faina vieta. Pusvalandukas pėstute. Bet ir gerai. Užsisidėjau už vairo, tai pabūsiu čia, pavalgysiu, grįšiu ir eisiu į šokius. O, wow, vyva. Skamba labai žavingai ir viliojančiai. Kol kas aš sakiau surbensiją kreminę ir vištienos šašlyką su daržovėm. O gert nieko neužsakiau. Nieko negersiu. Gal. Nu va, kažką atnešė. Nu, nežinau, paragausiu toj. Pirmas bandymas. Ir gerai.
Čia tipas steakhouse'as toks. Žiūrėkit, kiek mėsų turi. Kiek mėsų, man baisu. Atrodo patraukliai. Tik man atrodo, čia labai daug prieskonių visokių bus. O daržovytės tai man labai cool. Ragaujam. Nu, normaliai. Sriuba buvo skanesnė. Pėdikas ant velosipėdiko. Neturiu patirties su kokteiliais. Nežinau nei pavadinimo, nei skonio. Tai vat Cuba Libre, aišku, gėriau. Ką čia dar? Aperolį gėriau. Gin tonic. Gin tonico čia nėra. Nu, Long Island čia yra. Wow. Kosmosas, labai patinka. O visai kažkaip šiandien noriu vat šitą paragauti. Bacardi Mojito. Nesu ragavęs. Ir romas ten, o roma kažkaip visai tinka prie šokio. Užsakysiu šitą. Oi, bus verdiktas. Rūkštoka. Salo jak salo. Ger galim. Pusiau guliu, nes nuvargau. Matot, net nenusirengiau. Labai greit pėstute atgal variau. Tačiau jau 10:30 ir reikia eiti žiūrėti pasirodymų ir prasideda šokių vakarėlis. Tačiau aš manau labai logiška būtų būtent šitoje vietoje užbaigti šitą antrą seriją. Tai pasimatysime kitoje. Jei patinka tai, ką aš darau, tai like, share, comment, subscribe. Fino LT lietuviškai, Fino Fiesta angliškai. O sekančią seriją, manau, mes nuo šitų patrepsėjimų šios nakties ir pradėsim. Bet jūs neatsijunkit, laukit ir labai greit pasimatysim vėl. Viso gero.